Sveiki visi. Šiam video noriu jums parodyti, kaip pasidaro užuolaidų nišos. Kaip matote, čia turim gipso kartono paruoštas karkasas metalinis. Knauf sistemėlė, dvigubas karkasas. Kaip ir anam video pasakojau, kad čia toks nestandartinis variantas. Propaklotas, ne gelžbetonis, ne medinės perdanga. Tai va, tai reiškia, kas liečia užuolaidų nišą. Mes turim čia beveik visų perimetrų šitos patalpos. Tai dabar parodysiu, kaip pasidaro. Reiškia, pradžiai pirmiausiai pasidarom būtent šitą plokštumą. Tada jau daroma, reiškia, pagrindinių lubų plokštuma. Tai kaip mes tai padarom, neatsižvelgiant į tai, kad ar tai yra, kaip čia dabar yra propaklotas, reiškia, metalinė perdanga, arba tai būtų gelžbetoninė, arba medinė. Principas tas pats. Tai pasidaro, reiškia, nešantysis karkasas, prie jo prisisuka palaikantysis profilis ir tada jau prie jo sukasi, reiškia, gipsas. Prieš tai palei lazerį mes prisisukam perimetrą UD profilį prie sienos su kompensacinė siūlė, reiškia, ir tada jau kabinasi CD profilis. Ir viena kryptim, pavyzdžiui, kaip čia, tai yra ilginiai nešantieji. Kita kryptim trumpieji nešantieji. Ir čia, čia palaikantysis profilis. Čia nešantysis. Tai va, jie susijungia su CD9 knaufo detalė, kuri palaiko visą plokštumą. Tai va, pirmas darbas būtų, tai reiškia, su lazeriu prisikali visur UD profilį palei lazerį. Tada prisigrėžė, reiškia, tos vadinamus krokodilus, ūsus. Čia gali būti ir kitokia sistema, nesvarbu, gali būti ir stripinė. Šiuo atveju mums užtenka ir šitų. Tai prisisukę UD, prisisukam krokodilus. Šiuo atveju mes kas 40 tai darom. Viena kryptim susideda nešantieji, kita kryptim palaikantieji profiliai. Ir viskas tada susisuka, reiškia, gipsas ant plokštumos, ant tos pačios plokštumos tada iš šitos pusės užsideda jau pagal plotį, kokį jūs užduodat plotį, prisisuka, reiškia, dar vienas UD profilis, tam, kad laikytų jau šitą sienelę. Ir va, tai irgi taip pat matom su kompensacinė siūlė. Tai va, ir tokiu principu, reiškia, susisuka visas perimetras, taip. Tai va, dar galim prabėgti, pasižiūrėti, kaip tai daro visame plokštumoje. Tai va, gražiai viena linija, tvarkingai gaunasi visur palei lazeriuką. Visur šitam plotį, reiškia, va, taip ir gaunasi į tą pusę užuolaidą ilgą, tokią nišą, ir į tą pusę. O, tada susisuks.
pilnai, reiškia, plokštumą. Dar šitam atveju tai mes tiesiai palei užuolaido liniją susisukam gipsą ir galimybę dar ir sukant gipsą, reiškia, iškišti šiek tiek ar 5 ar 3 cm, kad padaryti šešėlinę dar siūlę, ten užuolaidom pašvietimą padaro LED. Bet čia atveju pas mums bus lygiai tiesiai ir nebus šitoj vietoj LED pašvietimo. Laidus tik tais išvedėm užuolaidų bėgeliam. Tai va, tai čia šitoj patalpoj toks variantas. Dar parodysiu taip pat kiekvienoje kitokioje patalpoj. Taip pat pasidaro pagal projektinę užduotį plotis, kokį reikia aukštis. Tokiu pat principu, reiškia, palaikantysis profilis ir UD perimetras. Tai va, kiekvienam kambarį galima padaryti bet kokio aukščio, bet kokio ilgio ir suformuoti angas, kokios reikia. Čia va, pavyzdžiui, irgi nestandartiškai, bet vat, vonios patalpoje irgi reikia nišą, tai vat žaliuzėm irgi padarėm tokią vat nišelę. Irgi taip pat vat, profiliukai visur. Ir kaip ir minėjau, nesvarbu, ar tai būtų mūsų atveju čia propaklotas metalinė perdanga, ar tai būtų gelžbetoninė perdanga, ar tai būtų medinė, norint naudoti tvirtą, reiškia, karkasą, dvigubo profilio, tokiu pat principu, ar jūs darytumėt prie bet kokios perdangos, tokiu pat principu reikėtų viską pasidaryti. Aišku, yra visokių ten dalykų, gali, kaip gipsasai ten naudoja, sakykim, iškart gatavus ruošinius, viską kitką, bet mūsų atveju tai yra sunkus bėgeliai visur, tai mes nenaudojam, sakykim, papildomo kažkokią tai kiti fanierą pradžią suka, ar OSB kokią nors. Kiti sako iš vis, kad nereikia ten papildomų jokių, ale yra dabar šiais laikais begalis tų profilių, visokių varžtų, bet mes įdedam visą kryptim papildomą, reiškia, profilį, kad bet kur sukant, reiškia, tam tarpe pataikytų žmogus į perimetrą, į profilį ir tikrai užtikrintai laikys užuolaidos, bet kokią sunkumą jau išlaikys ir nereikia jokių ten specialių diubelių ar kažką panašaus. Tai va, manau, kad bus jums aktuali informacija, kaip pasidaryti patiems, tiesiog tikrai nesudėtinga ir paprasta. Kam patiko, spaudžiam laiką ir iki kitų video.